Prie Šiaulių savivaldybės į dangų paleisti juodi balionai. Jų tiek, kiek žuvusiųjų per išpuolį Domodedovo oro uoste – 35. Šią akciją surengė Šiaulių universiteto humanitarinių fakulteto studentai, panorę simboliškai prisijungti prie liūdinčiųjų Maskvoje, kur paskelbta gedulo diena. Čia visos vėliavos nuleistos iki pusės stiebo, o televizijos kompanijoms patarta trečiadienį nerodyti jokių pramoginių laidų. Pačiame oro uoste žmonės deda gėles žuvusiesiems, po pietų organizuotos pamaldos. Mes liūdime kartu su mylimuosius praradusiomis šeimomis ir solidarizuojame su Rusijos žmonėmis bei vyriausybe. Pabaisoms, kurios sugeba vykdyti tokius išpolius, nėra išsigelbėjimo. Nors saugumas Rusijoje sustiprintas, maskviečiai vis dar neatsigauna po tragedijos. Saugumas Maskvoje man kelia nerimą. Po tragedijos Domodedovo oro uoste labai neramu. Dabar atrodo, kad nesaugu ne tik oro uostuose, bet ir apskritai visame transporte, ypač metro, kur jau nekartai vykdyti išpoliai nusinešė gyvybių. Viskas tapo kiek sudėtingiau, važiuodamas metro dabar visą laiką dairaisi, o dabar ir oro uoste. Tenka galvoti, o kaip keliauti, traukiniu ar lėktuvu, įtempta padėtis. Užsienio žiniasklaida po išpolio Domodedovo oro uoste net pradėjo svarstyti, ar dabartinis Kremlius apskritai pajėgus valdyti didžiausią pasaulio šalį. Apie saugumo spragas kalba ir pati Rusijos valdžia. Dėl to jau pradėjo lėkti galvos. Prezidento įsakymų iš pareigų atleista šalies vidaus reikalų ministerijos transporto saugumo direkcijos vadovas Andrejus Aleksejevas ir Maskvos milicijos vado pavaduotojas Vladimiras Čiugunovas. Dmitrijaus Medvedevo teigimu daugiau atleidimų bus tiek vidaus reikalų ministerijoje, tiek federalinėje saugumo tarnyboje. Tuo metu apie išpuolį aiškėja daugiau detalių. Spec tarnybos tirdamos rastą kaip įtariamą savižudžio teroristo galvą nustatė, kad vyras 32-36 metų, maždaug 1,80 m kaukazietis. Beveik nebejojama, kad būtent jis įvykdė išpuolį, esą apie tai byloja sužalojimų pobūdis. Dienraštis Moskovski Komsomolec praneša, kad išpuolis oro uoste organizuotas nepavykus išpuoliui Maskvoje per naujuosius metus. Pasak šaltinių, Šiaurės Kaukazo kovotojai pasiuntė mirtininkę, kad jis susisprogdintų žmonių minioje, Maniežo aikštėje esančioje prie Kremliaus sienos. Tačiau išpuolis nepavyko, nes greičiausiai viena iš naujametinių sveikinimų žinučių į mirtininkės mobilųjį telefoną detonavo sprogmenis, kai moteris dar buvo namelyje viename šaudymo klube. Saugumiečių teigimu, po nepavykusio išpuolio pradėtas regzti naujas planas. Jo detalės suderintos bute esančiame Maskvos priemiestyje Zelenograde. Pareigūnai tą butą apieškojo likus kelioms dienoms iki sprogimo oro uoste, tačiau nieko nerado. Reporteris Rimantas Vančys.